Žalgirio krepšininkai kovėsi garbingai, tačiau rungtynių pabaigoje išleido iniciatyvą iš savo rankų. Kauniečiai trečio turo rungtynėse namuose 78-87 turėjo pripažinti Tel Avivo Maccabi ekipos pranašumą. Rungtynės vidinį aukštaūgį puikiai pradėję žalgiriečiai žaidimo eigą kontroliavo iki didžiosios pertraukos. Po jos svečiai sugebėjo panaikinti 8 taškų deficitą ir įsiveržti į priekį. Žalgiris ginklų nesudėjo ir po 5 Tomo Dimšos taškų trumpam įsiveržė į priekį. Tačiau Maccabi po Smito tolimo metimo susigrąžino 6 taškų pranašumą ir iškovojo trečiąją pergalę top 16 etape. Kauno ekipoje išsiskyrė Jessinas Dentmanas, pelnęs 21 tašką ir atlikęs 10 rezultatyvių perdavimų. Paulius Jankūnas taip pat pradėjo 21 tašką bei pataikė 3 tolimus metimus iš 3. Kšištofo Lavrinovičiaus sąskaitoje 10 taškų. Varžovų ekipoje išsiskyrė Tairysas Raisas, pelnęs 20 taškų. Stop running. It's obvious we stopped running. We started playing a half-court game, and it kind of took us out of our rhythm. First half we was running, and I think that was their weakness. They couldn't stop us in transition. And then we figured out a weakness down low and gave it to Paulius, and he was doing his thing. But fourth quarter we stopped running. They made some tough shots. Referees made some bad calls, and that was the game. Pačiam gale, neatlaikėm gal rungtynių tempo, jie užbėgo, sumetė laisvų tritaškių, blogai gale gynėmės gynybai, blogai keitėmės ir dėl to jie, kaip sakant, gavo laisvų metimų, o jie pripratė taip greitai žaisti ir to pasinaudojo ir laimėjo. Stengiamės visą laiką geriau žaisti, ne visą laiką išeina, kaip pasakyti, žinom, kad tikrai blogai žaidam iki dabar ir stengiamės kiekvieną dieną gerinti savo žaidimą. Gal kažkiek yra saulės spindulių kažkokių, ta prasme, gerų dalykų, bet dar daug yra ir blogų ir daug reikia dirbti. Jų žaidėjai, kurie pakilo nuo suolo, davė tikrai didelį indėlį ir jie buvo daug šviežesni, su geresnė tokia energija ir to patyrimu jie turėjo tą pranašumą gale. Ir tiek veržlumu savo išprovokuodavo pražangas ir pataikymus, turėjo gan gerus ir tritaškius pataikė, tas šviežumas jam davė taiklumo ir jie tame ir laimėjo, nes trečią, ketvirtą kėlinį tikrai pelnė daug taškų, o mes kaip tik žaidėjai vis tiek pavargsta, pilnavertės pamainos mes dar tikrai neturim tokios, kur galėtų ir žaisti ir kontroliuoti, tai sakyčiau, toj pasiekmė ir gavosi, kad mes gale kažkiek nusilpstam. Kitas rungtynes Žalgirio krepšininkai penktadienį išvykoje žais su lietuviškuoju Krasnodaro Lokomotiv Kuban klubu.